Na ir mūsų finišas, tai yra Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse fotografuota situacija. Plaukė Rūta Meilutytė, Julija Jefimova ir Jessica Hardy. Bent taip jau pajuokavo, arba tą turėjo minty šios sąlygos sudarytojai. Na, bet mums tai rūpėjo labiau atsakymas koks. Judėjimo uždavinys, plaukimo uždavinys, be jokios srovės su baseinu, kur mergaitės plaukė 100 metrų distanciją, aišku, kad 100 metrų Rūta turėjo laimėti. Ir kas pasakyta? Ta situacija tokia iš dviejų dalių. Aš ją čia pavaizdavau, visada kiekvieną iš judėjimų aprašytų sąlygoje pavaizdavau tais brūkšneliais 100 metrų ilgio baseine. Rūta startavo, finišavo, jinai nuplaukė 100 metrų, jos greitis buvo V1, plaukė T1, kelio formulę mes žinome lygu VT, tai tarp jos viskas čia ir suksis. Rūtos greičio nežinom, laiko nežinom, žinom, kad nuplaukė 100 metrų. Iš sąlygos matom, kad Julija, plaukdama savo greičiu V2, per tą patį laiką T1 nuplaukė 2 metrais mažiau, reiškia 98 metrus. Dar čia jai liko, žodžiu, jau Rūta džiovinosi plaukus, o tada dar plaukė ten Julija, arba dar, kaip aš sakyt, dopingo kontrolę tikrino. Na ir Jessica plaukė savo greičiu ir plaukė tą patį laiką, bet mes nežinom, kiek jinai buvo nuplaukus, taip, iki to momento. Jinai dar atsilikinėjo turbūt nuo Julijos, o gal ir ne. Na ir kita situacija, aš ją čia atskyriau, kitas momentas, tai kai Julija finišavo, tai jos buvo greitis tas pats V2, bet laikas T2, kitas laikas, jinai nuplaukė 100 metrų. Tai Jessica tuo metu savo greičiu plaukdama V3 greičiu tą patį laiką T2, jinai buvo nuplaukusi viso labo 99 metrelius. Na ir klausia, kiek buvo nuplaukusi arba kiek dar reikėjo plaukti, keliais metrais aplenkė Rūta Jessica? Tai va čia aš tą klausimą ir užrašiau, koks šis atstumas. Na, jeigu žinosime šį atstumą, tai mes žinosime ir šį 100 metrų atimsime šį atstumą. Na, o koks šis atstumas yra? V3 kart T1. V3 kart T1. Na, tai ir visus šiuos duomenis aš surašau dabar žiūrėdamas į kelio formulę. V1 kart T1 lygu 100 metrų. Dabar jau reikia nieko čia neprigudrausi, reikia susirašyti tas visas lygybės, tą sistemą tokią, vadinkim taip, susidaryti ir apskaičiuoti tai, ką reikia. Na, iš šio judėjimo, iš šio matom, kad yra V2 kart T1 yra 98. Taip, V3 kart T1 mes čia nieko neturim, bet mes žinom, kad jį mums reikia rasti. Taip, tai V3 kart T1 mes čia nežinom ir tai mums yra mūsų finišo tikslas yra. Na, iš tų, ką mes žinom, kad V2 kart T2 yra 100 metrų. Taip, ir V3 kart T2 yra 99 metrai. Na, kas šias lygybės arba bent dalį jūsų rašė, tikrai taškelį matyt gausit. Tai yra čia, jeigu ir neprisikasėm prie šito. Na ir viskas yra surišta čia. Mums reikia štai šiolą. Na, tai dabar V3 mums reikia čia įrašyti naudojantis kitais ir vietoj T1 įrašyti naudojantis kitais. Tai aš čia per daug neaiškinsiu, bet pasakysiu, kad V3 mes galim išsireikšti iš šios lygybės, taip. V3 mums aišku, kad yra lygu 99 padalyta iš T2. Kodėl aš taip darau, neaiškinu. Tai yra kažkodėl man taip užplaukė. Čia, kaip jūs čia prisikasėte iki atsakymo, žiūrėdami į šias, tai čia įvairiai galėjot prisikasti. Na ir T1, aš galiu T1 iš čia arba iš čia. Na, aš išsireiškiu iš čia, kodėl iš čia irgi neaiškinsiu, kol kas neaiškinsiu. T1 yra 98 iš V2. Ir ką aš dabar gaunu taip išsireiškęs? Vietoj V3 statau 99 iš T2, o vietoj T1 statau 98 iš V2. Na ir ką čia turiu? Na, turiu 99 kart 98 skaitiklį, vardiklė T2 kart V2. Kas yra T2 kart V2? 100. Čia yra atsakymas. Tai yra atsakymą duoda toks gražus reiškinėlis. Nu, ne atsakymą duoda. Čia dar ne atsakymą. Na, čia kiek yra, man atrodo, čia yra 90.
eis iš kito galo 97,02 berods. Berods 97,02 metro. Tai ką mes čia apskaičiavom, kad va šitas atstumas yra 97,2 metro, na, o mūsų klausė keliais metrais savo finišo metu Rūta lenkė Jessica. Atsakymas iš 100 atimam 97,2 ir gaunam ATS Gold Medal, aukso medalis įteikiamas už 0,2, čia aš 0,2, negi tai būtų gražu. Iš 100 atimam 97,02 ir gaunam 2,98 metro. Tai yra aukso medalis Rūtai ir 100 balų tiem, kas įveikė visus uždavinius, žinoma, ir tame tarpe šį. Tai tiek su šiuo egzaminu, ačiū uždėmesį, dar gal kokį ten baigiamąjį žodį pasakysim, nežinau, jei leis šios įmonės vadovai, kurie sugalvojo šią puikią idėją pateikti jums atsakymus. Tai rašykit atsiliepimus, kritikuokit, barkit, bet nepykit už klaidas, kurias čia galbūt pridarėm.